Sveiki, brangūs klausytojai. Noriu pasidalinti vieną istoriją. Ir jeigu esate silpnesnių nervų žmogus, geriau šitos istorijos ir nesiklausykite. Bet jeigu jaučiatės, kad esate tvirtas, nors dabar šiame pasaulyje jau žmogų nustebinti labai sunku, visko mes matė ir girdėję. Bet šitą istoriją noriu pasidalinti todėl, kad sulaukiau dar ir pas savęs komentarų, ir narkomanų išvadina, ir visaip. Ir mes kritikuojame kartais ir smerkiame žmonės, išgirdę kažką, pasiklausę arba tiesiog pamatę jų elgesį. Ir jis pasirodo mums kartais kvailas arba netinkamas. Ir aš noriu papasakoti jums vieną istoriją. Prieš kažkiek laiko aš gulėjau ligoninėje, gydžiaus depresiją. Ir man papasakojo vieną tokią istoriją. Aš pabendravau su tokia sesutė ir jį pasidalino, mes išsikalbėjom, kaip toje ligoninėje gulėjo vienas jaunuolis. Ir jis buvo labai, toks kaip žvėriukas jį pavadino, sako, kaip tikras mažas toks žvėriukas laukinis. Jis vis kažką pridirbdavo, jis išvesdavo iš kantrybės visus žmonės, jis sanitarus išvesdavo iš kantrybės. Su juo buvo taip sunku, kad jį iškeldavo iš vieno skyriaus į kitą skyrių, kai tas skyrius pavargdavo jau ten personalas ir žmonės gulintis kartu su juo, jį iškeldavo į kitą skyrių. Ir taip visi jo norėjo atsikratyti, visi norėjo nuo jo pailsėti. Ir jis ateidavo pas tos sesutės į užimtumą ten tokį. Ir žinote, jam būdavo mėlyna nosis. Ir ji klausė, kas tau atsitiko, ar tu virtai, kodėl tavo nosis yra pamėlynavusi. Jis žino, tas jaunuolis tylėdavo, sakydavo, nieko, viskas gerai man. Ir jis nepasakodavo. Jis sėdėdavo, jis būdavo toks, kai sėdėdavo, jis žiūrėdavo į žmogų, jis ilgai įtyrinėdavo tą žmogų, sekdavo jo elgesį, jo kalbą, viską. Ir toks, buvo ypatingas toks vaikinas. Ir žinote, ta moteris jį sužinojo, jį suprato. Jo nosis buvo mėlyna nuo to, kad sanitarai neapsikentė, jau neištvėrė jo išdaigų visokiausio tų elgesio to tokio. Jie tiesiog paimdavo už nosis ir ją supdavo, žinote, ir tiek už tos nosis jie supdavo, kad tam vaikinukui ta nosis netgi pamėlynavo, bet jis nesiskundė. Jis iškęsdavo tą skausmą ir nesiskundė, jis niekam nieko nesakė ir nesiguodė. Ir vieną dieną ta moteris per daug laiko, po truputį bendraudama, ji įgijo kažkaip pasitikėjimą. Tas vaikinukas pradėjo ją pasitikėti ir jis jai atsivėrė, kad jis jaunystėje matė kraupę labai baisę, nežinau kaip pavadinti, tragišką atsitikimą. Jis matė, kaip jo tėvas užkapojo motiną kirviu. Negyvai, tiesiog sukapojo gabalus. Ir aiškus, kad tam vyrukui, tam jaunuoliui, kai jis tai matė, jis buvo jaunas labai. Bet tada, paauglys, jis ligoninė, aišku, gydėsi, jam paliko didžiulę traumą ir aš tai suprantu. Ir jūs tikriausiai brangiai suprantate, kad kažkokie įvykiai, kažkas gyvenime nutikę mūsų gyvenime, mums palieka traumą, žaizdas, tai pakeičia mūsų gyvenimą, mes pradedame kažkaip būtent elgtis į kitų požiūrį netinkamai, apie mus galvoja kažką, vienus kvailiais vadina, kitus dar kažkaip ir narkomanais ir taip toliau mus įžeidinėja, galbūt mums ir nosį nusuks iki mėlynumo. Bet žinote, žmonės taip daro, ar kažkaip elgesi, kodėl neverta teisti žmogaus taip greitai, smerkti kažkaip, kritikuoti jį. Mes nežinome, kas su juo atsitiko, mes nežinom jo gyvenimo istorijos. Mes nieko dažniausiai apie tą žmogų nežinome, bet užkart nusprendžiame, koks jis, kaip ir taip toliau. Tai brangieji, tokia neilga trumpa istorija, kodėl neverta žmonių skubėti, teisti. Mes nežinome, kas su tuom žmogumi atsitiko. Ir mes tokių žmonių sutinkam tikrai gyvenime. Gal mes neturime savo artimoje aplinkoje, kad mums žmogus keistas, bet
Jis tiesiog mes jo neišklausėm, jis galbūt bijo, jis nedrįsta atsiverti, jam gėda pasakoti galbūt kažkokią istoriją, kuri atsitiko jo gyvenime. Jis nepakelia, jis nežino, jis gyvena su tuo ir tai įtakoja jo gyvenimą, jo elgesį ir taip toliau. Tad, brangieji, pagalvokime, manau, prieš širdyje nuteisdami žmogų ir smerkdami, o galbūt ir naudodami kažkokią fizinę ar kitokią, ar moralinę kažkokią kalbą. Nes žodžiu taip pat galima žmogų labai įžeisti ir palikti didžiulę žaizdą viduje. Kartais man yra buvę, kai esam buvę vaikystėje, paauglystėje susimušę ir žinote, yra randų kažkokių išlikę, bet tie randai aš esu pamiršęs netgi, kur ir kaip atsitiko. Bet esu buvęs žodžiais, ir dabar paminėjau, kad įžeidinėja, kažkaip vis kritikuoja, žinote, bet tai augina mano storesnę, kaip sakant, įgaunu imunitetą jau po truputį šitiems dalykams. Tad, brangieji, dėkoju tiems, kurie netgi ir narkomanų išvadina, rasių ar dar kažkaip. Žinote, aš jums dėkingas ir tikiu, žinote, aš už jūs ne dėl to, kad esu kažkoks šventuolis ir toks geruolis, bet kaip šitą istoriją papasakojau, aš suprantu, kad žmonės tie, kurie šitaip elgiasi, jiems tikrai yra viduje negerai ir jie nėra laimingi žmonės. Jų elgesys tai parodo. Žinote, te laimina visus jūs Dievas, kurie ir dėkojate ir gražiai parašote komentarus, ir tie, kurie įžeidinėjate ir kritikuojate žmonės. Ir te laimina jūs Dievas, te išgydo jūsų sielą, jūsų žaizdas, jūsų patirtas traumas. Iki, brangieji, iki kito susitikimo.